Tęsime Lietuvoje priklydusių užsienio žvaigždžių apžvalgą. Kokios užsienio žvaigždės dažniausiai lankosi Lietuvoje? Atsakau, dažniausiai Lietuvoje matyta žvaigždė Latvė Baiba. Neseniai buvo pastebėtas dar vienas latvis – Lauris Reiniks. Kas čia dabar toks? Nieko tu nežinai ir nesupranti. Ne, nesuprantu. Šiuo metu tai pats populiariausias eksporto gaminys. Latvių? Taip. Zierga galva. Pats tu žirgo galva. Nepradėk. Garsenybė iš kaimyninės Latvijos Lauris Reiniks jau spėjo užkariauti lietuvių širdis. 10 metų besisukantis Latvijos šou pasaulyje vyrukas per metus išpopuliarėjo Lietuvoje, Estijoje, Rusijoje ir net Italijoje. Ir viskas dėl vienos dainos. Actually, I did it as a joke. Iš tiesų, aš tai padariau kaip pokštą, kai įrašiau dainą Aš bėgu. Pirmiausiai, aš įrašiau estišką versiją. Tai buvo kaip eksperimentas, norėjau pasižiūrėti, kaip žmonės reaguos. Aš jau turėjau keletą gerbėjų Lietuvoje ir jie paskatino mane įrašyti šią dainą lietuviškai. Tačiau kam Lauriui prireikė populiarumo Lietuvoje? Juk jis pats tikina, kad iš dainavimo čia pinigų beveik neužsidirba. Jo pagrindinės pajamos yra Latvijoje. Pasirodo, Lauris vykdo kone misiją. Jis siekia užkariauti lietuvių pagarbą, kad šie nesityčytų iš kaimynų Latvių. I know that Lithuanians call Latvians žirgo galvas. I know that. Aš žinau, kad lietuviai Latvius vadina žirgo galvom. Aš tą žinau. Bet aš niekaip nesuprantu, kodėl. Mes visą laiką kalbam, kodėl jūs mus vadinat žirgo galvom. Ir štai dabar, kai Lauris įsitvirtino Lietuvos popmuzikos padangėje, jis pristato naują kūrinį Pasaka. Šaltą pavasario dieną Lauris ir jo muzikinio klipo filmavimo komanda gerokai stebino praeivius. Štai Lauris piko metu vidury gatvės prisipažįsta meilė žaviai šviesiaplaukiai. Mes, princesės laimė raudonės, kol gyvi, kol su tuo, ką myli. Dainą Pasaką Lauris planavo dainuoti su keliomis garsiomis dainininkėmis – Mija ir buvusią grupės Mango nare Viktorija Perminaitė. Tačiau galiausiai nusprendė dainuoti su kol kas plačiai publikai nepažįstama pusiau Latvė, pusiau Lietuve Monika. I called to Lithuanian school in Riga and asked. Aš paskambinau į lietuvių mokyklą Rygoje ir paklausiau, ar pas jūs atsirastų mergina, kuri kalba lietuviškai ir galėtų pasirodyti klipe. Ir sugalvojau, kad Monika puikiai tiks, nes ji pusiau lietuvi. Lauris pasakoja, kad daina Pasaka yra daug lyriškesnė ir vargu ar taps vakarėlių hitu kaip daina Aš bėgu. The song is about love. Šita daina apie meilę. Visiškai kitokia nei Aš bėgu. Tai lėtesnė daina apie tai, kaip du žmonės vairuoja du skirtingus automobilius. Jie sustoja kamštyje, pamato vienas kitą ir įsimyli. Ir štai, tik laidos Kažkas atsitiko žiūrovai pirmieji gali išvysti naujojo Laurio Reinikio klipo premjerą. Dėmesio, premjera!